Treneriai, sveikinam su pergalė ir kokia svarba komandai yra laimėti pirmąjį susitikimą lygoje sezone? Žinai, ar pirmą, ar paskutinį visą laiką norisi laimėti. Tai ypač komandai, kuri praeitų metų čempionė, žinot. Tai mes to tikslo siekiam, kad tą patį pakartot. Tai mes turim kartais sužaidžiam žymiai geriau negu galima, o dar tai šiai dienai mes tai nesužaidžiam ne taip, kaip reikia. Tai va. Nes iški tokios tos sąlygos mums, kad ne visi kartu galėjom būti ir tas trumpas pasiruošimo laikas, nes faktiškai kartu stipriai pradėjom dirbti tik tai nuo 10 rugsėjo, tai net po biškį gal susitvarkys tas mūsų žaidimas. Treneri, jeigu būtumėt ne treneris, o žiūrovas, kaip vertintumėt... Kaip vertintumėt šio sezono Kibirkšties komandą? Ar jis susilpnėjo, ar jis sustiprėjo? Nes vertinimų iš žiūrovų yra tiek žiūrovų, tiek ir vertinimų. Jūsų nuomonė? Aš treneris, aš dar, žinokit, tik tai pradedu jas daugiau mažiau pažinti, bet visumoj praeitų metų komanda tai buvo Petronytė. Tai mūsų legenda, stipriausia, turbūt geriausia ir kapitonė, ir žaidėja, ir kiek praeitų metų praktika rodo, be jos būdavo visą laiką sunku Kibirkščiai žaisti ir net pralošdavo rungtynės ir ne prieš tokius pat stiprius jau varžovus. Tai kad Petronytė buvo viskas, jau dabar, kai Petronytės nėra, tai jau keičiasi veidas ir ypač po praeito sezono šitai komandai liko, jeigu neimsim tų mokinukių, kurios yra, tai liko 4 žaidėjus. Tai aiškiai visas tas veidas keičiasi ir mes norim pritraukti kitas žaidėjas, sakau, tas laikas veja, greitai ir Europos taurės, ir svarbios dabar ir moterų krepšinio lygos varžybos. Tai kad daug susižaidimų, mes dabar skaitykit, be laisvų dienų ir rytoj mes, nors penktadienį žaidžiam, tai rytoj mes darom treniruotę, kad tik pritraukti tas žaidėjus, kurios buvo išvažiavusios į pasaulį ir kur atvežė labai gražias pergalės mūsų moterų krepšinio mėgėjams. Ir labai džiaugiuosi už tai, kad mūsų merginos rodo tą aukšto lygio krepšinį, kad jos pasiekė ir pasaulyje būti trečiam, tai yra įvykis. Tai kad labai džiaugiuosi, kad ir tą pagrindą sudarė mūsų komandos mergaitės. First of all, congratulations and your few sentences about this game. This was a big one for us. This was actually our first game, even preseason game. So we were really trying to see what we're about as bring our group together. So we were happy to get this win today for sure. How does it feel to return to Lithuania? Honestly, it feels good. I honestly loved it the first time. So yeah, it's good to be back. You know, it's familiar places and faces when I'm back. So yeah, it actually feels really good. Yeah. Treneri, kas lėmė tokį rungtynių rezultatą? Manau, pagrindinis dalykas, kad nebuvom pasiruošę tinkamai kai kuriems priešininkų taktiniams manevrams ir plus per didelį rotaciją pas priešininkus, sakykime, mūsų mažas trumpas suoliukas ir nuovargis ir nepavyko išlaikyti rungtynių tempą. Ir manau, pirmas dalykas, gal netgi pradžioj netinkamai jam į rungtynės, gal jaudulys, gal savo areną pirmą kartą žaidėm Šiaulių arenų, gal dėl to. Ir manau, tie dalykai turime su jais susitvarkyti, dirbti ir aišku, žaidėjų galbūt nepadaugės, bet mes turim patys su savim dirbti ir gerint žaidimą nuo pat pradžių iki pabaigos. Treneri, kas per žvėriukas čia atvažiavo pas jūs? Taip, gera žaidėja, tikrai, kurie gerai žaidžia, gerai kovoja kamuolius, gerai meta, gerus sprendimus priima ir gynybai daug mums padeda. Tai tikimės, kad tos jaunos žaidėjos ims pavyzdį iš šios žaidėjos ir turės gerą šansą tobulėti. Cassidy, what do you think about this match? I mean, we knew it was a tough match going into it. I've got maybe 1.5 practices with the team since I just got here. So it's kind of just to feel each other out and just give it our all. I mean, we had nothing to lose, so the plan was to just go out there and give it all we had. And I think there was some parts we did that, some parts we didn't, but it's just a learning experience, so I was happy. And what is your first impression in our country, in Lithuania? Basketball is good.
I mean, we played, you know, the reigning champs first game for my first game. So I think that's kind of best case scenario for me, kind of just throw me in the fire. So I like that, and everything, you know, off the court's been great. City's beautiful. People are nice, friendly, so I've been happy with that.